Sveiki, mano vardas Greta Rech ir šiandien grįžau su dar vienu nauju video, šį kartą tikri nusikaltimai. Ir šio video prašėte jau nuo pat pradžių, kai tik tai pradėjau daryti tikri nusikaltimai video, tai yra Gypsy Rose. Žinau, jog Kami World yra padariusi video apie Gypsy Rose, tad paliksiu jos video linką aprašyme, kaip ir visus straipsnius ir video, iš kurių pati rinkau informaciją. Manau, daugeliu ir taip jau yra žinoma, kas atsitiko su Gypsy, kas atsitiko su Diddy. Ir pasistengsiu tiesiog neįsiplėsti su visa ta istorija, papasakosiu nuo pat pradžių kas ir kaip, tiesiog nenoriu per daug įsigilinti, noriu daugiau pakalbėti apie tai, kas vyksta dabar su Gypsy Rose po jos išėjimo iš kalėjimo. Išėjimo iš kalėjimo, paleidimo iš kalėjimo. Manau, jums kaip ir man yra daug įdomiau sužinoti, kaip jai sekasi gyventi dabar ir kokia apskritai yra visuomenės nuomonė. Po jos išleidimo iš kalėjimo, jinai iš karto susikūrė įvairiausias